Šalom, džiaugiamės kartu, skirdami laiką viešpaties pažinimui, vertindami ir brangindami viešpatį kaip aukščiausiai mūsų autoritetą, mūsų Dievą, mūsų viešpatį, suvokdami visų savo protų, visą savo sielą, kad būtent viešpats yra mūsų svarbiausia vertybė žemėje, kad be viešpatės nieko neturime brangiau, nes būtent jis mums duoda gyvybę čia žemėje šiandien. Jis prižiūri mūsų gyvenimus, rūpinasi mūsų gyvenimais. Ir mes renkamės pažinti viešpatį, nes viešpaties pažinimas ugdo tikėjimą, nes būtent iš to, kaip aš pažinsiu viešpatį, aš rinksiuosi gyventi tikėjimu, nes man reikia pažinti viešpatį. Tai vat kiekvieną kartą, kai mes skiriam laiką, nes kitaip nepažinsim. Jeigu laiko neskirsim, nepažinsim. Nes pats raštas sako, kad ne tai, kad bet kaip, bet labai atidžiai gilinkis į mano žodžius. Atkreipk dėmesį, palenkausi, ieškok viešpatės. Tik tai ypač dėmesingai skiriant laiką, gilinantis, mes atrandam ir tvirtinamės viešpatės pažinimu. Ir todėl laikas yra svarbiausia žemėje. Kam mes šiandien skiriam laiką? Ir mes kartu su jumis būtent skiriam laiką viešpatės pažinimui. Tai ačiū kiekvienam iš jūsų, kad jungiatės kartu ieškoti gyvojo Dievo ir gyventi tikėjimu. Ir mes dėkojam, kad ir žinom, kad Dievas taip ir sako, kad kai mes jo ieškome, jis kartu yra su mumis. Džiaugiamės šituo laiku kartu ir grįžtame vėl prie to, kaip mūsų mintis ir protas įtakoja kiekvieną mūsų gyvenimo dieną. Ir būtent, kad prote vyksta pagrindinė kova, ar mes būsim laimėtojai, ar mes būsim pralaimėtojai, būtent prote. O į protą, kaip jau ankstesnėse laidose ir kalbėjau, atsigula mintis. Ir ar bus mintis ta, kuri nuramina mano širdį ir ugdo tikėjimą, ar mintis, kuri neš nerimą, baimę, abejonės. Ir žinom, kad tos mintis, kaip viešpats ir sako, yra priešo mintis. Nes priešas atėjo meluot, vogt ir žudyt. Todėl žinodami jau bent jau tą tiesą, kad viešpats man nesiunčia nerimo, baimės, abejonių ir aš gyvenu neregėjimu, vadinasi, man aplinkybės neformuos įtakos, bet man formuos įtaką Dievo žodžiai. Aš kiekvienoj aplinkybei žinau, kad Dievas sako, o kad žinoti man reikia skaityti, kad Dievas sako ir tuo tikėti, kad ką jis pasakė, nepakeis. Tai yra amžina. Ir šiandien veikia mano gyvenime. Jeigu jūs tikrai dėmesingai skaitote ir studijuojate Dievo žodžius, šventą raštą, jūs matote ir patys randate, kiek daug vietų šventajam rašte parašyta esamojų laiku, kad šiandien tau duodu rinktis gyvenimą ir gėrį arba mirtį, arba blogį ir mirtį. Ir sakau tau, pasirink gyvenimą ir gėrį. Arba šiandien tau sakau tą ir tą, mąstyk tą, daryk tą. Vien Dievas apie tai ir kalba. Ir būtent esamojų laikų, kad šiandien man reikia pasirinkti. Ir dar viešpats sako, ką pasirinkti. Ką pasirinkti ir sako Romiečiams 12 skyriuje 2 eilutėje, kad nesitapatink su tuo pasauliu, bet pasikeisk, atnaujindamas protą Dievo žodžiu, kad jau ten taip aiškiai sako, pasikeisk ir sako, kuo atnaujink? Dievo žodžiu. Mano žodžiai sako atnaujink, nes jie yra tiesa ir gyvenimas. Ir jie nesikeičia, jie yra tikri. Kitoj vietoj, man atrodo, Žydams 4 skyriuje, kad Dievo žodžiai yra gyvi, veikiantis, kurie prasiskverbia iki dvasios sielos ašmenų ir teisė širdies sumanimus. Būtent žodžiai, viešpatės žodžiai prasiskverbia.
iki dvasios sielos ašmenų ir teisia žmogaus širdies sumanimus, būtent Dievo žodžiai. Kad Dievo kitoje vietoje Viešpats sako, kad mano žodžiai yra gyvi, jie negrįžta tušti, bet atlieka darbą kiekvienam, kuriam yra skiriami. Ir aš tiesiog kartais galvoju, Viešpatie, nebeįmanoma suvokti, ką dar tu galėjai pasakyti, kad žmogus patikėtų. Nes būtent tikėjimas užtikrina tai, ko viliuosi ir parodo tai, ką nematau. Ir taip svarbu suvokti, kad Dievas yra geras ir ugdyti viziją, lūkestį, laukti gerą savo gyvenime. Vat kiekvienas raginu, darykite, rašykite dienoraštį, kiekvieną rytą prasikontroliuokite, ką mąstote ir kiek ateina pozityvių ir gerų minčių, nežiūrint kokios aplinkybės, ir kiek yra negatyvių minčių, pralaimėjimo. Nes būtent nuo to ir priklausys, kaip jūs mąstote. Gyvenimas bus ar pergalingas, ar pralaimėjimo. Būtent taip, kaip mąstau. Už tai taip svarbu mąstyti, naujinti savo protą ir laikytis tik tai Viešpatie, tai ką Viešpats sako. Tvirtai laikytis. Viešpats sako, tvirtai laikykitės manyje, tvirtai stovėkite, būkite kaip medžiai prie upių pasodinti. Kodėl Viešpats mūsų žmonės lygina su Libano kedrais? Kad mes turėtume viziją ir vizualizaciją, kaip Viešpats mus mato. Jis mato mus kaip medžius savo kiemuose pasodintus, kaip medžius pasodintus prie upių, tinkamose vietose, prižiūrimus. Viešpaties namuose pasodinti. Jeigu mes gyvename su Viešpačiu, aukščiausiojo globoje pasiliekame Viešpaties buveinėje. Bet koks iššūkis bebūtų kiekvieno iš jūsų gyvenimo kely, tegu pagrindinė nuostata išlieka, kad aš gyvenu aukščiausiojo globoje ir kas be atsitiktų, Viešpatie, tu esi su manim, tu tvirtai mane laikai. Arba kaip 18 psalmė sako, o ką jis sako, aš toj paskaitysiu. Myliu tave, Viešpatie. Tu esi mano stiprybė. Viešpatie, aš tave myliu. Viešpatie, aš tave branginu. Viešpatie, tu esi mano stiprybė. Ir netušti žodžiai, bet tikiu, ką sakau. Ir kai aš tikiu, ką sakau, aš deduosi į širdį ir kalbu iš širdies. Ir tai kalbu tikėjimu. Ir tai reiškiasi mano gyvenime. Tai reiškiasi jūsų gyvenime. Jeigu jūs tai vertinsite, jeigu jūs tai priimsite, jeigu jūs tuo tikėsite, tai reiškia, tai vyks jūsų gyvenime. Nes Dievas yra ištikimas. Jis pažadėjo ir jis nesikeičia. Ir žinot, aplinkybėse, kai, pavyzdžiui, Dovidui buvo sunkiausios aplinkybės, jis nelaukdavo, kad aplinkybės pasikeistų, nes aplinkybės buvo sunkios ir labai sunkios ir jos nesikeitė. Ir žmonės jo neįkvėpdavo. Žinot, ką jis darydavo? Dovidas pats save įkvėpdavo. Ir žinot, galit patys rašto vietą ten susirasti, Senajame testamente, kur Dovidas sako, grįžo iš mūšio, laimėjęs. Ir visi jo namai sugriauti. Visa šeima, visi miestai sugriauti, šeima į vergiją išvesta, vaikai, žmonos, nieko nėra. Dovidas verkė 3 dienas, 3 naktis. Verkė, raudojo, pervargo, pavargo nuo tos depresijos, galima sakyti. Ir žinot, jam daėjo, kad ne, jis prisiminė, kad Viešpats yra su juo. Jis prisiminė, kaip jis nukalė Galijotą. Jis prisiminė kitas Viešpaties pergalės. Ką jis darė? Jis pats prisiminė. Ir žinot ką, jis pradėjo savo kalbėti. Nors kiti jį apkalbinėjo, ant jo pyko, jį kaltino, kad dėl tavęs čia dabar tas ir tas atsitiko, mes išėjom, užėmė mūsų miestus. Bet Dovidas nežiūrėjo į aplinką, nežiūrėjo į aplinkinius, nežiūrėjo žmonės, kurie jį kaltino. Jis žiūrėjo į Viešpatį, jis prisiminė ir pradėjo savo kalbėti. Aš eisiu ir nugalėsiu dabar ir atsiimsiu tai, kas man priklauso. Įsivaizduojat, koks yra mums pavyzdys, ką mąstyti aplinkybėse, nepralaimėjimo, nors atrodo faktas, viskas kaip blynas, visiškas pralaimėjimas, viskas faktas, kad žmonos vaikai yra į vergiją, jų išvestos su antrankiais, nėra. Bet Dovidas pakilo viduj, jis viduj, jam lūkestis pakilo, užtikrintumas, kad aš galiu, kad Viešpats tas pats.
Ir aš eisiu ir aš atsiimsiu tai, kas man priklauso. Ir žinot, kas yra tikėjimas, užtikrintas laukimas gero. Ir tai yra veikimas, nesėdėjimas ir raudojimas nosies nuo kabinimo. Bet ėjimas ir veikimas kartu su viešpačiu. Žinot, kad viešpats yra su manim. Ir jis man padeda. Ir jis veikia mano gyvenime. Aš taip noriu, kad kiekvienam iš jūsų tai, ką viešpats sako, būtų tiesa aplinkybėse. Ne tik paklausau 10 minučių ir to užsidaro visa mano savaitė, bet kad kiekvieną savaitės dieną aš prisiminčiau, ką viešpats sako. Aš bendraučiau su viešpačiu, vertinčiau ir brangyčiau viešpatį, ieškočiau Dievo. Ir visa kita tegu būna jums pridėta. Bet svarbiausia jūsų pasirinkimai. Kiekvieno iš jūsų pasirinkimai laukt gerą. Patys savo kalbėti tai, ką Dievas kalba. Kai aš kalbu, tai, ką Dievas kalba, vadinasi, jūs ir Dievas jau dviese susitarė. O kitoj rašto vietoje viešpats sako, ko dviese susitarė meldžiate, žinokite, kad reiškiasi, iš nematomo ateina į matomus jūsų gyvenimus. Viešpats tai sako, Morkaus 11 skyrių, man atrodo 23-24 eilutė, kai meldžiate, tikėkite, kad gaunate ir jūs turėsite. Ir apie tai mąstykite, matykite pergalę savo gyvenime. Nes būtent tokios, kokios jūsų mintis, toks jūsų ir gyvenimas. Mano pačios, kokios mano mintis, toks ir gyvenimas. Toks kiekvieną dieną, taip sakant, aplinkybių praėjimas. Ir ar aš matau save, kad aš praeinu, ar aš matau, kad nieko nebus. Nieko nebus, nes visi atrodo puola, visi prieš mane, nieko nebus. Vadinasi, man tada nieko nereiškia, kad viešpats yra mano viešpats, kad jis yra mano pergalė, šlovės Dievas. Vadinasi, aš pasiduodu. Bet jeigu aš, žodžio ne tik klausytoja, bet vykdytoja, aš nepasiduodu. Aš kalbu ir tikiu ir žinau, kad tai praeinu ramybėj ir džiaugsme. Vadinasi, nepasiduodu panikai. Jeigu ir atrodo didžiulis rūpestis, aš žinot, ką jums pasakysiu, eikite ramiai ir miegokite, užmykite, nes viešpats savo vaikui duoda ramų miegą. O iš ryto atsikelsite, viešpats bus su jumis, toliau rinksitės viešpatį, rinksitės laukt gerą, viešpats bus su jumis ir keis aplinkybės. Tegu būna taip ir amen. Viskas, kas gera, iš viešpatės tegu ateina ir reiškiasi kiekvieno iš jūsų gyvenimuose. Nes Dievas sako, ir Tėve mūsų maldoj tą ir sako, visi tikintieji, kad Tėve, tegu tavo valia, kuri kaip danguje, taip ir žemėje, tegu būna ta tavo valia. Tai va ta Dievo valia, tegu jums būna tikra, kad jinai kaip danguje, taip ir žemėje mūsų gyvenimuose. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Kuo geriausios kloties, viso ko geriausio, iki kitų susitikimų.